Didžioji dalis žmonių žino, kad žaidimams labiau apsimoka rinktis stacionarų kompiuterį, tačiau vis tiek perka nešiojamus kompiuterius. Kodėl taip yra? Ar jiems jo reikia? Na, jeigu jiems patinka nuo karštos klaviatūros prakeintuojantis pirštai, mažas ekranas ir glušinantis ventiliatorių garsas, tada taip. Arba jie net negalvoja apie stacionarų kompiuterį, nes socialinės medijos pilnos laptopų reklamų, tačiau niekas nereklamuoja stacionarių kompiuterių. Tam esu aš, superherojus jūsų išgelbėtojas. Padėsiu jums išsirinkti gerą sprendimą. It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. Kaip jau supratot, mano nuomonė, žaidimams skirtas nešiojamas kompiuteris yra labai mažai daliai žmonių reikalingas daiktas. Noriu pabrėžti, kad kalbu tik apie gaming laptopus, puikiai suprantu darbui skirto nešiojamo kompiuterio reikalingumą. Taip pat šis video neskirtas būsimam studentui, kuris tėvams sako, kad jam mokslam reikia 3 kg sveriančio nešiojamo kompiuterio su šviečiančia klaviatūra ir 240 Hz ekranu. I'm trying to avoid any sort of contact with my eyes with this thing, but it's so bright and yellow. I can't look. Laptope gali sugesti detalės, kurių keisti neapsimoka. Na, realiai čia visos detalės išskyrus ramus, SSD ir bateriją. Žaidžiant laptopą skaista, dėl to jūsų, tarkim, procesorius negali veikti pilnu pajėgumu, riboja save, todėl gaunas, kad jūs mokat už orą, už performance'ą, kurio net negaunat. Be to laptope gan dažnai reikia daryti pravalymus, išvalyti dulkes bei pakeisti termopastą, kadangi jis visą laiką veikia aukštom temperatūrom. O neduok dieve, jeigu jūs geiminat ant lovos, galit valyti kiekvieną savaitę, ko jūs tikrai nedarysit. Ir taip dar labiau ribosit savo laptopo našumą. Laptopai taip pat neturi jokių galimybių juos pagerinti, todėl kai jums reikės galingesnio laptopo, galėsit seną mesti lauk. Tuo tarpu pakeisti dalis stacionariam kompiuteriu yra labai paprasta, galit keisti bei teoriškai upgrade'inti viską. Praktiškai ne visai viską, kartais pačio naujausio procesoriaus į savo kompiuterį įsidėti negalėsit, bet aš čia neišsiplėsiu video ne apie tai. Taip pat dalis galit pasikeisti ir patys, tai yra daug paprasčiau negu niekad to nedarę žmonės įsivaizduoja. Kad ištrauktumėt RAM atmintį, reikia nuspausti vieną fiksatorių, vaizdo plokštę atsukti reikia 2 varžtus ir nuspausti fiksatorių, norint ištraukti kietąjį diską reikia atsukti iki 4 varžtų. Na okei, dar reikia diagnozuoti problemą, tai nėra sunku, bet jeigu jūsų tokie dalykai nedomina, bet kokiu atveju greičiausiai vešite taisyklą, o esmė tame, kad sugedus laptopui statistiškai kainuos daugiau pinigų negu sugedus stacionariam kompiuteriui. Hey, that's pretty good. Mažas, dar mažesnis, didelis, super didelis kompiuteris sienui, kompiuteris stale, kompiuteris tinkantis prie interjero, kompiuteris atrodantis kaip turtingo trečioko kambarys. Šitas jau buvo. Kompiuterio dėžių pasirinkimas labai didelis, galit priderinti bet kur. Aišku, šitas ne visai galioja perkantiems jau surinktus kompiuterius, tačiau, manau, nemaža dalis parduotuvių nunešus jiems savo dėžę arba parodžius, kaip norit, kad atrodytų, tokį jums ir surinks. Arba galite tai padaryti patys. Susirinkti kompiuterį labai paprasta. Sunkiau išsirinkti dalis, jeigu siekiat geriausio kainos ir kokybės santykio. Susirinkti kompiuteriui tai reikia 2 atsuktuvų ir 3 pirštų ant abiejų rankų atsuktuvams naudoti. Ir jeigu esat gameris, turit šiek tiek laisvo laiko, labai rekomenduoju susirinkti kompiuterį patiems. Tai kaip Lego, tačiau išsirenkat, ką statysit. Žmonės perka Mac Pro dėl to, kaip jis atrodo. Patys galite susirinkti kompiuterį, kuris atrodo daug prabangiau, daug kiečiau arba daug labiau tinka prie jūsų interjero. Priklauso nuo to, kas jums labiausiai rūpi. Galbūt atrasit naują hobį, labiau suprasit, kaip veikia kompiuteris. Aišku, turiu omeny ne visai, bet tiek, kad kažkam atsitikus problemą diagnozuot galėsit patys. Tada nereikės nešti kompiuterio į taisyklą išvis. Ir jūsų IT žinios nesibaigs ties interneto modemo įjungimu ir išjungimu. O blogiausiu atveju tiesiog būsit sutaupę pinigų. Vėliau, kai kalbėsim apie kainą, galėsim palyginti, kiek iš tikrųjų susitaupo pinigų, susirenkat kompiuterį patiems. Lucky, I think maybe we should. What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Žaidimams skirti laptopai yra skirtingi, tačiau žaidžiant jie visada turi būti prijungti prie pakrovėjo, kitaip prarandat apie 50% galingumo, todėl žaidžiant daugiau resursų reikalaujančius žaidimus matysit 2 mažiau FPS. Krentant baterijos lygiui gali būti, kad laptopas dar labiau save ribos ir matysit vis mažiau kadrų per sekundę.
o pasiekus kažkokią ribą pradės šokinėti vaizdo plokštės greitis, dėl ko sumažės ne tik FPS, bet ir atrodys, kad žaidimas striginėja. Tai kompiuteris daro saugodamas bateriją. Vėliau kišus krauti, kompiuterį kadrai per sekundę padidės, tačiau vis tiek gali būti GPU veikimo greičio šokinėjimas. Todėl vis tiek kompiuteris striginės. Tikėtis pačios geriausios patirties žaidžiant, kokią gali suteikti laptopas, galima tik, kai laptopas yra pilnai pakrautas. Be to, nors jis su ribotų našumu, žaidžiant laptopas laikys apie 90 minučių. Todėl vartotojas yra pririštas prie laido. Reikėtų paminėti ir tai, kad normalus laptopas sveria 2–2,5 kg ir dar papildomai didelis pakrovėjo blokelis apie 1 kg. Tai 3–3,5 kg nešiotis tikrai nėra labai patogu. Tiek sverinti daiktą net keista vadinti nešiojamu. Žinoma, lyginant su stacionariu kompiuteriu vis tiek patogiau. Try to move me. Well, I'm not gonna try. Try and move me, bro! Kadangi čia labai daug skaičiukų, modelių pavadinimų, tai aš labai greitai prabėgsiu, tiesiog glaustai viską papasakosiu, kad paprastam žiūrovui būtų įdomu žiūrėti. Tai pati pigiausia 4090, tai čia pati geriausia vaizdo plokštė, pats pigiausias modelis tokio laptopo kainuoja 3900, tai laptopo terminais yra monstras ir stacionarus kompiuteris su geresniu procesorium, geresniu disku, turbūt vienu iš blogiausių korpusų, tai jeigu jums tai rūpi, reikėtų atsižvelgti į tai, jums jie gali surinkti už 2200 €, taip pat čia yra galingesnis šiek tiek maitblokis negu reikalauja, nes šiaip reikėtų 7 PM, bet 8 PM vatų, tai tiek to. Aušintuvas, kurio tikrai jums laisvai užteks, tai patys gali skaičiuoti, kiek pinigų susitaupo. Susirinkti patiems tokį kompiuterį kainuotų apie 1900 be keiso, kadangi, kaip minėjau, aš imčiau keisą už 40 €. Ir šiek tiek biudžetinis variantas, laptopas su RTX 4060, tai kadangi stacionaraus kompiuterio maždaug panašus galingumas irgi 4060, šiek tiek didesnis, bet tarkim, nesižvelgime į tai. Tai toks kompiuteris kainuoja 1200, čia pats pigiausias modelis ir pigiausias rinkoj toks kompiuteris, dar su akcija 1200 €. Pabandykime sudėti stacionarų kompiuterį, tai naudojausi jau kitos įmonės tinklalapių, kadangi praeitoj neradau 4060, kad galėtum susikomplektuoti. Tai teko sukomplektuoti dalis pačiam, tai galite matyti ekrane. Ir kaina 812 € plus 10 € surinkimas. Tačiau čia irgi reikia atsižvelgti, kad tai yra be keiso. Aš kaip minėjau, keisą dėčiau už 30–40 €. Ir susirinkti tokį kompiuterį patiem kainuotų 760–770 €, jeigu bandytume šiek tiek ieškoti geresnių kainų. Tačiau tai nėra pats geriausias būdas susirinkti pigesnį kompiuterį. Reikėtų gal keisti ir dalis, ir jeigu turit laiko laukti kažkokių akcijų, tai nuo tokio kompiuterio, manau, drąsiai dar 100 € nubrauktumėt, kad turėtumėt panašaus galingumo su to pačiu vaizdo plokštės gamintoju, nes jeigu lendam į AMD, tai būtų dar pigiau. Oh my God, he's cheap. He's cheap. Jeigu žaidimams skirti nešiojami kompiuteriai tokie blogi, kodėl jie iš vis egzistuoja? Tiesa ta, kad žmonės labai skirtingi. Didelį dalį žmonių nėra pats geriausias sprendimas pirkti gaming laptopą, tačiau yra gamerių, tarkim, kurie gyvena vieno kambario bute ir neturi vietos atskiram stalui, kuris būtų skirtas kompiuterio laikymui. Yra studentų, kurie bendrabučiuose naudoja tą patį laptopą žiūrėti filmams, žaisti žaidimus, daryti universiteto darbus, iš to pačio laptopo leidžia muziką per bendrabučio išgertuves, naršo savo 500 GB užimantyje namų darbų folderyje, nes niekas normalaus interneto bendrabutį neturi, ir paskui visą šią įrangą susipakuoja į kuprinę ir važiuoja namo. Jeigu studijuojat verslą, gyvenat pas tėvus, jums laptopo nereikia. Į paskaitas nesinešiosit vis tiek. Nebent turit MacBook'į, ar tada neškitės į paskaitas. Parodysit visiems savo statusą ir taip pat per paskaitas iš piratinio tinklalapio galėsit žiūrėti Simpsonus. Vis tiek nieko neužsirašinėsit.
Na, yra ir tokių gamerių, kurie net ir pasižiūrėję šitą video, pilnai turintis vietos stacionariam kompiuteriui, vis tiek rinksis pirkti laptopą, prijungs jį prie monitoriaus ir niekad jo niekur nenešios. Tiesa ta, kad mes dažnai perkam ne daiktą, o emociją. Jeigu jaučiat, kad gaming laptopas jums suteiks žymiai daugiau laimės negu stacionarus kompiuteris ir jūs tikrai galite sau leisti mokėti už tą laimę, velniop tą ekonominį racionalumą. Net ir vienuoliai nešioja Naikus. Tik nepamirškit geiminant atsidaryti langus, nes nuo degančius laptopo radiatorius bandančio ataušinti ventiliatorių greičio, kitam kambarį gali susidaryti vakuumas. Iš karto įsijungia ventiliatoriai, nešiojamas kompiuteris pasidaro garsus.